Ar kada pagalvoji, kodėl iš ryto iš burnos nemalonus kvapas? Apie tai nekalbama, bet daugelis su to gyvena. Ilgą laiką galvojau, kad problema dantyse. Lankiausi pas stomatologą, viskas tvarkoje. Tada ieškojau giliau - skrandis. Gastroenterologas rado skrandžio gleivinės paraudimą ir padidėjusį rūgštingumą. Išrašė vaistų, tam kartui padėjo, bet problema vis grįždavo. Ir tik tada supratau, tai ne tik burna, tai visas organizmas. Kas dažniausiai sukelia blogą kvapą iš burnos ryte? Padidėjusios skrandžio rūgštingumas, sutrikusi žarnyno mikroflora, tuščias skrandžius plus kava, greitai perdirbtas maistas, vandens trūkumas, užgesęs virškinimas, kas man tikrai padėjo. Aloe vera sultis nuramina skrandį, palaikė gleivinę, Forever Pro B probiotikai atstatė žarnyno balansą. Nebegėriau kavos ant tuščio skrandžio, atsisakiau greito maisto, pradėjau gerti daugiau vandens. Rezultatas? Rytinis nemalonus kvapas dinga, skrandis tapo ramesnis, pagerėja bendra savijauta. Jei ir tu vengia artimą pokalbį ryte, nuolat gaivini burną, bet bijok rezultatą, žinai, kad problema gali būti iš vidaus. Parašyk man, pasidalinsiu, kas gali padėti ir tau.